Zita Bružaitė. Muzikinis epas Nes ilgiuosi tavęs. Pagal Adomo Mickevičiaus poemą Ponas Tadas. Libretas Herkus Kunčius. Veikėjai. Naratorius Adomas Mickevičius. Ponas Tadas Soplica. Zosė. Grovas Horeška. Telimena. Teisėjas Soplica. Robakas. Vienuolis Bernardinas kunigas Jackus Soplica. Gervazas. Choras. Trumpas libretas. Horeškų ir Soplicų giminę sieja sena nesantaika, kurią dar labiau pakursto abiejų giminių pretenzijos į apgriuvusią pilį. Jaunasis Tadas Soplica, sugrįžęs į giminės dvarą Lietuvoje, čia sutinka savo dėdę teisėją, vienuolį Robaką, jaunutę Sofiją ir ją globojančią Telimeną, kuriai simpatizuoja Grovas, paskutinis Horeškų palikuonis. Telimena nebejinga tiek Grovui, tiek Tadui, todėl vilioja abu vaikinus. Apgriuvusioje pilyje, kur Tado atvykimo proga surengiama puota, Grovas įžeidžia teisėją. Nesantaikos žaizda vėl atsiveria. Horeškos užsenas skriauda sumano atkeršyti Soplicoms. Ginkluoti jie įsiveržia į Soplicų dvarą, kurį netrukus užima rusų dalinys. Soplicos su Horeškomis susivienyje ir kaunasi prieš rusus. Sužeistas kovoje miršta vienuolis Robakas, prieš mirtį prisipažinęs, kad yra Tado tėvas, kažkada mylėjęs Horeškų dukrą bei nužudęs jos tėvą. Po kautynių su rusais likti tėvynėje tiek Tadui, tiek Grovui nebesaugu. Abu jie pasitraukia pas Napoleoną į Prancūziją, vildamiesi draugę su juo sugrįžti ir išlaisvinti savo tėvynę. Po kelerių metų prasidėjęs Napoleono žygis į Rusiją sugrąžina į Lietuvą Tadą. Sutikęs Sofiją, jis pasiryžta ją vesti, o pulkininkas Grovas Telimeną, kuri prisipažįsta jį mylintį. Poros susijungia. Asmeninės laimės ir džiaugsmo fone naujasis Soplicų dvaro valdytojas Tadas suteikia savo valstiečiams laisvę. Tėvynėje nuo šiol triumfuoja lygybė, teisingumas ir laisvė. Pirmoji knyga Namų ūkis.
laukų, kadaise prie upelio, beržiniam gojuje stovėjo ant kalnelio bajoro senas dvaras. Trobesiai mediniai su mūro pamatais baltavo žalumynė. Ir štai čia įdardėjo jaunas ponaičiukas, apskriejęs aplink kiemą, greit prie gonkų sukas, iššoko iš vežimo. Staiga pamatė jis mergelę netoliese. Dėvėjo tądien jį suknelę lengvą, šviesią. Grakščiam jos liemenėliui tai labai pritiko, o kaklas ir pečiai nepridengti paliko. Jos pasirodymas ir apdoro puošnumas visų akis patraukė. Stebėjo ponas Tadas lauktąją kaimynę, atrodė, kad jisai išsigerai įspėjo, kas į tą tuščią vietą atsisėst turėjo. Antroji knyga – Pilis. Kuriam iš mūsų nemielos tos jaunystės dienos, kada su šautuvu išklysdavai pats vienas ir švilpdamas ėjai lik tolimiausio baro, kur laukuose tau ežios kliūčių nesudaro.
Medžioklis Lietuvoj, kaip laivas jūros plote, jis gali savo visur nevaržomai klajoti. Tuo tarpu, kai medžioklė šitai prasidėjo ir grovas ties pilim į pamiškę prispėjo, turėdamas tas ponas vis kur nors užkliūti ir niekur negalėjo jis laiku pribūti. Staiga sustos ir gailiai į padangę žiūri, kaip katinas pamatęs žvirblių būrį. Daug kas sakydavo, kad grovui kažko stoka, bet gerbė jį visi, nes buvo mat kilmingas, turtuolis, geras liaudžiai, šlėktaigi, vaišingas. Nes matyti žino, kad ta byla mane visai jau nukankino. Mane visai jau nukankino, matyti žino. Tai ko su soplicom, na dar to betrūko. Suči soplica jis po namus nukovė, mačiulį šautuvo nebuvo dar nuleidęs. Ir dūmai dar iš manžoryto ore skraidės. Ir dūmai dar iš manžoryto ore skraidės. Tas pakiolėlis nesibos pačios skraidės. Kad ta byla mane visai šios skraidės. Matyti žino. Matyti žino. Lietuvoje, kaip žinom, mūsų nestinga. Tarp jų jau pasitaiko rūšis ypatinga. Vadinamų bajorų primena naminę, tik pilotų storesnį išpūstą krūtinę. Vadinamų bajorų primena naminę, tik pilotų storesnį išpūstą krūtinę. Pūstą krūtinę, negailestingai zvimba kaip po orą nago. Ir tokios stiprios ir tvora tinklys suvaiko. O jeigu rinkiklius tai 3 dienas kapstysis ir net prieš porą tarsi kovoj laistysis, bet jau tokie ryškiai kaip motinų vaikinė, visom atsikratys ir šitas išlaikinė. Visur tas subruzdimas didis viešpatavo, tarnai stalos valgius ir gėrimus rikiavo, medžioklės rūbais vyrai greit įsismaginę, sukiojos, neždamiesi čia lėkštę, čia statinę. Kitiems gent palangių valgyti patiko, jie ginčijosi dėl šūvių ir dėl skalikų. Su Telimena Tadas tarpdury stovėjo ir vienu du tylom tarpusavį šnekėjo. Atrodo, kad nematė, kas aplinkui dedas. Ji džiaugiasi, kad šitaip Tadas sužavėjo, o jūs vėl komplimentais jai atsimokėjo. Trečioji knyga – Meilikavimas.
savaitė. Nesuprato nei kalbos, nei mokslo, nors žodžiai ir maloniai josios klausą glostė. Išnykus nimfai, visas stebuklingas plotas pakito. Kaspinai ir tos auksinės grotos, tai buvo vien šiaudai pakrūmiai įsidraikę. Suglumę žvelgia grovas į apgaulę klaikę. Tas trauso plunksnų gniūžtė, fėjos plėvesuota, tai buvo žalėmis vien apraizgyta šluota. O Delimena jokių grybų nei nerinko, ji nuobodžiaudama vien žvalgėsi aplinkui, ji iš tiesų vienatvės ir tylos ieškojo ir nuo draugų nutolus savo viena klajojo. Bet Tadas matė ją ir leidosi aplinkui, tiesiogiai eit nedrįso, tad iš šono slinko, kaip tas medžiotojas, kurs grobį šaut rengęs. Betgi teisėjas, kurs neturi jokio tikslo šalutinio, jam kelią perkirto ir leidos prie šaltinio. Ketvirtoji knyga – Diplomatija ir medžioklė. Visi tylėjo, tuo tarpu kunigas pro langą pažiūrėjo, pamatė ten kažką ir jau nebenorėjo to pokalbio pratęsti. Jisai pro langą buvo tada pastebėjęs, kur sraitas vieškeliu praskrido tartum vėjas, žemynų nerės galva, piktas, be kepurės, tolydžio plakė žirgą, atlapas paniuręs.
velnių ištyrė, kur klaikus krūmynai prie bandoje svyrė. Žvejys tinklus kaip jūros pakraštį patiekia, medžiotojas kairės kaip tai iš krašto siekia. Loki kvaileli, jei būtum ten įbėgęs, miškas praletėjęs ir ten tave bematant užuot metėjęs. Tu išėjai kraštan, kur miškas praletėjęs ir ten tave bematant užuot metėjęs. Štai krūmuose kažkas tik urzgia, stena, kriokia prieš tuos, kur buvo čia, prieš Tadą ir prieš Grovą, bet jie nenusigando. Šautuvus atstatę ir žvėrį taip įniršusi pamatę, neapdairiai per greit abu iššovė. Du šūviai nepataikę tuščiomis sugriovė. Lokys pašoko, čia abudu stvėrė ietį, lyg būtų varžėsi, katram žvėris nudėti. Ir pagaliau medžioklėje taip jau kartais esti. Abudu vienas kito ėmė neapkęsti. Penktoji knyga – Kivirčas. Tuo tarpu Telimena rūmos pasiryžta pradėt medžioklę naują. Vienas Grovas, antras Tadas. Girdėt arklių švengimas ir linksmas grįžtančių prie vartų sujudimas. Čia Grovas su Tadu ir kol dar nieks nekliudo, jie laukiančias ponias pasveikina abudu. Svečiai vis valgo, geria, bet kažkodėl tyli. Nuo tų laikų, kada pastatė šitą pilį. Man
Žmonių aukų nebuvo, tik suolai krypavo su kojom nulaužtom ir stalas svirduliavo, be staltiesės vynu raudonai nušlakstytas, belaikas tik taures ir lėkštes sudaužytas. Netrukus apmirė visai Horeškų rūmas, jį apglobė tamsus gilios nakties ramumas. Šeštoji knyga Šlėktų kaimas.
Namiškiams ir svečiams Soplicų iš pat ryto, po Varnio su grovu niūriai diena nušvito. Teisėjas nuo pat ryto niekam nesirodo. Protazų jojo laukti jau net nusibodo, kol pagaliau pakvietęs jam skaityti ima į teismą stoti grovui skundą ir šaukimą dėl įžeistos garbės, pretenzijų į turtą, Gervazui dėl jo grubių veiksmų ir smurto. Čia netikėtai visą žygį sugadino nauji pasiruošimai tėvo Bernardino. Mane atvykti čionėm susitar paskyrė, kad reikia lietuvius dėl viso įspėti, kad viena faraonui keltųsi padėti, kad laisvą Lenkiją prašytų atstatyti. Iššoko arklių suplekė ir nudardėjo, vien dulkių debesis nusidriekė pavėjui. Vien protarpiais rudasis kapišonas jojo, kaip vanagas virš rūko, skriedamas plasnojo. Septintoji knyga Pasitarimas. Bajorų minioje didžiausias triukšmas kilo ir sueiga visa į dvi dalis suskilo. Iš vieno kampo taip, iš kito ne, aidėjo. Visuotiniam triukšme niekas nesiklausė kito. Čia virš visų galvų lyg spindulys sušvito ir ilgas ir platus dvipusis kalavijas. Išvydę jį, visi nuščiuvo tuoj kaip vienas.
Iš kalavijo mat ir žmogų jie atspėjo. Kaip paprastai kare karaliai su karaliais, surems kaktas. Kaip paprastai kare karaliai su karaliais, o mums reikėti pilti krovį po vindaliais. Kada tu didelį pradės viens kitą smaugti, Mes būkim mažesnius ir smaukim, ko gi laukti? didelius mažus sukime, kaposime pakol nuversim tą bjaurybę. Pirmyn mūsų princas, Pirmyn mūsų princas, pirmyn mūsų princas. Aštuntoji knyga. Antpuolis.
akis visų mintis patraukė naujasis šviesulys, kuris per dangų plaukė. Tai buvo kometa. Kiekvienas ją regėjo, kaip ji iš vakarų tiesiog į šiaurę ėjo. Juodžiausia neviltis užgniaužė Tadui kvapą. Kraujo baigt norėjo, tad liepė Soplicas į rūmus nuvaryti, sargybą pastatyti, belaisviais juos laikyti. Atvėso įtūžis ir po karingo ūpo visiems dabar gerai pavalgyti parūpo. Netrukus pilyje kepsnių išaugo krūvos, net ėmė limpt stalai. Gėrimas upėms rūvo, per visą naktį ūžt bajorija norėjo, bet greitai žiovaut ir snūduriot pradėjo, kinkuodami galvom narsuoliai viens po kito, kas kur sėdėjo ten užmigo ir nukrito. Jau valgyti ir gert nebenorėjo niekas, nes įveikė visus mirties brolelis miegas. 9 knyga Mūšis. Lenkiuos visiems, tai bent naujiena. Lig šiolei paprastai medžiota po medieną. Lig šiolei paprastai medžiota po medieną. O jūs matau našę. O jūs matau našę. Lig šiolei paprastai
kariškiai net suglumo, iš kur vienuoliui tiek linksmumo, apsukrumo. Teisėjo paliepti vyrėjai negaišavo, jaus razai paruošti ir punšas jau garavo, ir karininkai jau prie stalo pasitraukė, ir šveitė iš peties, neragindami maukė. Bajorai atšlaime kapojo, badė kirto, kiek buvo parmuštų, pargriautų, nugalėtų, neverta nei dainuot, nieks mūzai netikėtų. Taip baigės antpuolis, kurs buvo paskutinis. 10 knyga. Emigracija. Nepaprastų darbų ir žygių nujautimas. Stos riteriai į kovą žudytinę, nemylimus pamatė žudo tau krūtinę. O tadas tuo metu teisėją apkabino, paskui atsiklaupė prie tėvo Bernardino. Vienuolis patalė pusiau gulon sėdėjęs ir kryžiumi rankas jam ant galvos sudėjęs. Sūnelis su Dievu raudodamas jam tarė, ir tadas išlėkė, ir durys užsidarė. Nejaugi neatskleisti vaikinui paslapties, nepasisakęs leisti išvykti sūnų. Kaip Horeškaitę jis kadais įsimylėjo ir kaip su Horeška dėl šito susipyko.
tvarkos čia greitai čia ištyko, dažnai nutraukdamas lyg baigti būt ketinės, paskui vėl tęsdavo, staiga jaunystę prisiminęs. Knyga. 1812 metai. Neliko Lietuvoj kampelio, kur karas šiaip ar taip nebūtų radęs kelio. Kareiviai ir arkliai, gurguolės ir pabūklai. Padangiai plaikstėsi ilgi gaisrų liežuviai ir žemę drebino patrankų sunkūs šūviai. Štai tada su kaire kepurę palytėjęs, kareiviškai pasveikino įėjęs. Panelė Sofija įžengusi į salę, išraudus pritūpė, nulenkdama galvelę. Thank you.
duris kaip puotos šeimininkas pats Volskis įžengė, orus ir iškilmingas, iškėlęs rankoje maršalkos lazdą kietą, su ta lazda nurodinėjo vietą. Šlėktos Gereris už armiją, už vadą, už imperatorių, už Zosę ir už Tadą, paskui už bičiulius, už dieną nugyventą, už mirusius draugus, jų atminimą šventą. Ir aš tenai buvau, už užstaliai sėdėjau, o ką girdėjau, tą į šias knygas sudėjau.